Lietuvos krepšinio federacija, minėdama krepšinio žaidimo mūsų šalyje 90-metį, balandžio 22 dieną Kauno sporto halėje surengs įspūdingą šventę. Ji vainikuos visą balandžio mėnesį Lietuvoje vyksiantį šventinį renginių maratoną, kurio metu prisiminti itin turtingą Lietuvos krepšinio istoriją galės visi mūsų šalies gyventojai. Būtent balandžio 22 dieną šalies krepšinio mekoje Kauno sporto halėje bus surengtas iškilmingas šventinis vakaras, kuriame bus prisiminta šlovinga populiariausios sporto šakos Lietuvoje istorija bei pagerbti žymiausi jos kūrėjai – krepšininkai, treneriai, teisėjai bei organizatoriai. Iš tiesų turime ir jaučiame pareigą visų pirma pažymėti tos žmonės ir jiems padėkoti už tą darbą, už sakysime, energiją, sveikatą, laiką, kurie yra skiriami, sakysim, krepšinio vystymui. Ir tai, kad šiandieną Lietuvos jaunimo, sakysim, krepšinis yra antras pasaulyje pagal reitingus po Jungtinių Amerikos valstijų, tai kad, sakysim, mes turime tas pergalės ir Lietuvos krepšinis bendrai pasaulyje yra 6, tai visų pirma turime padėkoti daugeliui žmonių, kurie, sakysim, įtraukti krepšinio vystymą ir tokios progos yra kaip tik tas laikas, kada galima bent simboliškai, sakysim, jiems atsidėkoti. Vienas įdomiausių šventės akcentų – krepšinio istoriko, kolekcininko Vytauto Gudelio rengiama Lietuvos krepšinio 90-mečio paroda. Man ir mano dukrai užduotis yra labai sudėtinga, kadangi Lietuvos krepšinio istorija yra tokia gausi faktais ir pergalėm, kad reikės kažkokiu būdu sutalpinti joje 40 apskaičiam apytikrai stendo visą tą istoriją. Tai čia bus didelė užduotis. Tarp kitų šventinių renginių yra 2 išeivių iš Lietuvos rengiami krepšinio turnyrai Anglijos mieste Nottingeme ir JAV sostinėje Vašingtone. Balandžio 14 dieną Kauno sporto halėje vyksiančios trijulių varžybos. O balandžio 19 dieną Kauno kino teatre Romuva rengiamas istorinių filmų vakaras apie Lietuvos krepšinį. Ta pačia diena Vilniuje vyks seminaras apie šiuolaikinius vadybos iššūkius krepšinyje. Lietuvos krepšinio 90-mečio šventėje labiausiai krepšinio plėtrai ir populiarinimui nusipelniusiems asmenims bus įteiktas specialiai šiai progai sukurtas unikalus ribotos serijos medalis. Kartu su 500 kviestinių svečių šventę už simbolinę bilieto kainą galės įsigyti apie 3000 krepšinio gerbėjų.